Labą dieną, bičiuliai. Ankstyvas savaitgalio rytas. Man dėja tenka dirbti, perduosiu estafetę Andriui ir Kęstui. Jie keliaus į Latviją į street fishingo čempionatą. Pasižvalgyti ir planuojame birželio 6 dieną Birštone daryti Lietuvos street fishingo čempionatą. Taip, kad chebrytė bus įdomu pažiūrėti, man pačiam gaila nepavyksta išlėkti. Tai pasižiūrėsit ir stengsimės padaryti tokį nuostabų iš tikrųjų renginį. Rėmėjų nemažai, pačios, galima sakyti, turbūt didžiausios Lietuvos street fishingo spiningavimo kompanijos, taip kad susimatome birželio 6 dieną Birštone. O dabar gero žiūrėjimo. Nu ką, sveiki visi. Modestas negalėjo, tai atvyko mes į Jelgavą, į Latvijos street fishingo čempionatą, dar biškį anksčiau va, Arminas ateina. Tai va, bandysim jums nufilmuoti, parodyti, kaip vyksta varžybos, kad būtų po to paprasčiau, kai darysim pas mus Birštone pirmą etapą. Nu va, kokiai vietoj vyks varžybos. Dabar pradeda registracija. Tai va, pavaikščiosim, pažiūrėsim. Gražus miestelis, daug vandens. Plaukioja va. Sudalyvausim varžybose, pavaikščiosim, pafilmuosim, parodysim, kaip gaudo, gal papasakosim apie taisyklės. Aišku, Modestas gal smulkiau viską papasakotų, bet pasistengsim ir mes su Arminu, nes Modestas negalėjo atvykti, atsirado reikalų. Tai va, tai pabandysim mes kažką panašaus padaryti. Nu va, žmonės traukiasi zonas, kas šiandien gaudys A, kas B. Rytoj pasikeis ir gaudys, nes kiekviena pora iš komandos turi atgaudyti abiejose zonose. Tai va, tai dabar traukiasi burtus, vyksta registracija. Kas jau užsiregistravę, laukia startų. Daug įrangos nereikia, va. Porą meškerių, graibštas. Kuprinė, graibštas, meškeris ir į kovą. Taip, visi eina į startą. Dabar prasidės bėgimas. Visi bėgs ten, kur treniruočių metu rado žuvį. Tada stos visi ir dar lauks oficialaus startas. Dabar prasideda bėgimas, atbėgi į tašką ir tada maždaug dar apie pusę valandos laukiu oficialaus starto. Tai va.
Tai va, už 3 minučių prasidės bėgimas. Tātad 1 minūte līdz sacensību startam. Novēlu visiem veiksmīgu dienu un asakas. Nu va, pranešė, kad liko minutė iki starto. Uzmanību! Gatavību! Ieelpojam visi! Neaizmirst elpot. 3, 2, 1. Yra neskubančių, o yra labai greit bėgančių. Einam, pažiūrėsim, kur čia visi bėga. Kāpēc neskrienam? Gerai. Tai ten eina daro transliaciją, čia einam, pažiūrėsim. Čia kalbėjom su pažįstamu Latviu, tai sakė, prie tiltelio turėtų būti pirmos žuvis. Nu va, visi greitai išsilakstė, užiminėja vietas, bėga po sektorius, visi bando užsiimti vietą ir dabar taip startuoja 9:30, visi išbėga, užsiema vietas ir tada laukia 10 valandos oficialaus starto, kada jau gali pradėti žvejoti. Tai va, startavo visi saloj, bėgo, dauguma lipo ant tilto ir tada išsivaikščiojo po sektorius. Va, stovi pora, stovi teisėjas ir dabar visi laukia oficialaus starto, kada jau galės pradėti žvejoti. Nu va, kokiai vietai viena pora įsitaisė. Matosi liežuvis, lelijos. Bandysim palaukti startą, gal nufilmuosim greitai žuvį, nes mums pasakė, kad čia šiaip turėtų gan greitai atsidaryti. Tai va, tai dabar sėdi po bėgimo ilsisi, nes iš karto atbėgo pirmi. Čia labai stengiasi užsiimti šitą vietą.
Visi va išsimėtę, kas ant krantinių, kas ant vėjos. Čia va pora, kur nuo tilto rodėm. Ten, kiek matau, 3 poros įsitaisė. Čionais irgi va laukia starto. Tai va, vieta labai graži. Didelė sala. Upė. Tai va, dabar liko sulaukti tik tai žuvies. Pasiruošė graibštuvus ilgus, nes į vandenį lipti negalima. Tai va, bandysim pafilmuoti. Va, biški, kol kas žuvies nėra, bet pradžioj gaudė čionais. Dabar slinkosi ratu, nes turi laikyti distanciją vienas nuo kito. Kol kas, kiek matau, taktika tokia, vienas didesnėm gumom bando didesnį plėšrūną, kitas orientuojasi į ešerį. Pradžioj, kiek mačiau, pamėtė chatterbaitą, dabar lyg ir pasikeitė į tail spinnerį. Tai va. Pradžių sportininkai turi laikytis viens nuo kito leidžiamas distancijos ir kartu judėti. Ir traukimo metu privalo viens kitam padėti. Graibštas realiai privalomas, nes gali iš vandens be graibšto traukti žuvį, kuri yra nedidesnė negu 25 cm. Tai iš esmės pagavęs žuvį turi nerizikuoti, nes jeigu išsikelsi be graibšto ir jinai bus didesnė, jinai bus neįskaitinė. Tai va. Sportininkai gaudo. Vietinis, nežinau, nematau, lyg tai velka. Tai va, dabar vienas iš sportininkų perėjo ant paternosterio. Žodžiu, keičia ir būdus, ir masalus. Ai va, kaip tik laiku įsijungiam kamerą, pagavo žuvį, kolega eina padėti ištraukti. Bandysim eiti iš šono, gal geriau matysis. Pirma žuvis, ešeriukas. Tik. Tai va, džiaugiasi sportininkas atsidarimu. Dabar jisai matuos. Kolega iš karto naudojasi progą, bando čia pakrantę patikrinti ant didesnio plėšrūno. Prieisim biškį arčiau. Vyksta matavimas, sutvarko žuvį, nes turi būti labai teisingai nufotografuota, negali būti suspausta uodega. Būtinai su išskleista uodega, va, patvarko. Teisėjas padeda kortelę dalyvio.
mes labai eiti negalim, tai bandysim iš tolimesnės distancijos parodyti viską ir papasakoti. Tai va. Labi, es pagaidām ielieku saku. Gal po to paklausim, kodėl pasidėjo. Pasidėjo, aišku, kad ešerą nepaleist iš karto, kad gal nenubaidytų. Nu va, tik išjungiau kamerą, iš karto kolega. Pas kolega didesnė žuvis. Žiūrim, ką turi. Opa. Nepaėmė iš pirmo karto. Ir... ištraukė. Lēmts panes tālāk. Vajag pazvanīt. Reāli nevaram apstiet. Vajag uzvanīt. Arī Asinis vajag uzvanīt. Tur jau krapi būpi jau. Šaukāt par savu traucē klausies, kas apkārt ir tā. Pasaka, līdekli un asaris, kur tad nevar iemet? Taip, pakalbinom biškį, kodėl buvo laikoma žuvis graibšte. Tai esmė, kad pas juos įskaita eina per specialų appsą, kur kiekviena komanda turi savo paskyrą ir kiekvienas sportininkas turi paskyrą. Ir jie turi įkelti žuvį būtent pagautą. Tai tuo metu pastrigo aplikacija ir, žodžiu, yra leidžiama 5 minutės laikyti žuvį graibšte, kol sprendžiamos visos problemos. Tai va, dabar dar paklausiu, kaip su teisėjais. Tai pas juos šiuo metu yra tokios taisyklės. Ta prasme, kiekviena pora turi turėti savo teisėją. Tai va, ir trečias asmuo būna visiem matavimam, fiksavimam. Tai va, apie 40 minučių buvo vienam taške, dabar keičia tašką. Pagavo vieną įskaitinį ešerį ir vieną įskaitinę lydeką. Tai va, bet kol kas šiaip, kiek mes matom sportininkų, tai nelaksto. Visi pasiėmė taškus ir daugmaž visi gaudo savo taškuose.
didelio spaudimo nėra, nors iš tikrųjų pagal taisyklės, tarkim, du sportininkai sustoja vienas nuo kito 10 metrų ir 10 metrų nuo jų jau galėtų stovėti priešininko komanda. Tai upiai žvejyba vyksta, praplaukia žvejai su echolotu. Ir dabar, kiek mes matom, čia stovim viena pora, antra pora, trečia pora, ketvirta pora ir ten einu, prasieisiu, pasižiūrėsiu tenais ir kas yra ką pagavęs. Tai va, sektorius gan didelis, zona kažkur net ten tolumoje prasideda ir už posūkio yra geležinkelio tiltas, iki jo gali gaudyti. Tai va, palikau Arminą, prasieinu krantu pažiūrėt. Čia va jau gaunasi viena pora gaudo, netoliese antra pora gaudo. Ten toliau dar. Tai va, biškį glausčiau čia. Bandysiu stovėti kažkur per vidurį, gal pavyks nufilmuoti kažkokį žuvies traukimą. Tai va. Ten tolumoj kažkoks sujudimas, gal spėsiu nueiti. Fotografuoja žuvį. Vietiniai užsimetę dugnynas. Ir nufotografuojant liniuotas. Tada nufotografuoja žvejo rankose. Deda atgal į graibštą ir turėtų vežti paleisti.
Tai va, pasitikrinu, viskam šitam turi 5 minutės. Tai va, dabar dar kartą pakalbinom kitą komandą, kitą teisėją, tai žodžiu, viskas vyksta taip. Kiekviena pora atsiveda savo teisėją ir tada burtų keliu varžybų pradžioj teisėjai išsitraukia, kokią svetimą komandą jie prižiūrės. Tai va, tai tarkim, vienos komandos teisėjas prižiūri kitą komandą, to teisėjo komanda prižiūri dar kitas teisėjas, tai va. Tai, žodžiu, gaunasi taip. 3 žmonės registruojasi, 2 yra varžybų dalyviai, 3 jų kolega yra teisėjas ir jisai prižiūri kitas komandas. Tai va, dabar parsisiunčiam appsą, pasižiūrėsim, kaip sekasi. Visi rezultatai skelbiami gyvai. Tai va, galėsim tuoj, Arminas bando užsiregistruoti ir bandysim pasižiūrėti, kokie rezultatai yra šiuo metu. Nu va, dabar kol kas prisijungiam. Taip. Yra pirmą vietą užimanti komanda, šiuo metu yra pagavusi 5 ešerius, 1 šapalą. Antri, čia turbūt, kur mes sekėm, yra pagavę 63 cm lydeką ir 23 ešerį. Trečia komanda 44 lydeka ir asp. Nežinau net, gal savatukas, bet 20 cm. Bet kiek supratau, tai pas juos galima, kaip ir dabar pas mus pagal naują įstatymą, gaudyti ir mažesnės žuvis, negu galima paimti, nes jos visos yra paleidžiamas. Tai va, gerai, kol kas einam toliau, žiūrim, kaip sekasi komandom. Tai va, šitam krante gaudo viena zona, ten kitoj pusėje yra kita zona. Tai kolega iš Latvijos sakė, kad va, tas galas salos yra labai perspektyvi vieta, kur buvo didelis varžymasis, kas pirmas pasieks ją. Tai va, kalbinom biškį teisėjų, tai va, teisėjas galvojo, kad gerai praleis laiką, bet sakė, ištraukė teisėjauti jaunuolius ir gavo varžybų pradžioj sprintuot iki pat galo sektoriaus. Sakė, vos turėjo net gan ilgą laiką, kol atsikvėpavo. Tai va, nesakė, vyrai labai greitai atbėgo. Ir jam irgi teko kartu su jais jų tempu pasiekti vietą, kurioje jie norėjo žvejoti. Nu va, apėjom ratuką. Dabar grįžom, čia jau pasikeitę. Jaunuoliai bėga. Į tašką iš paskos teisėjas. Eismas vyksta, ten kitoj pusėje irgi gaudo, dabar nesimato. Tai va, šiaip. Galim greitai lentelę peržvelgti. Tai va, pirma vieta, ką mes čia turim, čia labai, nuspindi, nesimato iš tikrųjų. Va, galim nebent pasakyti, taip. Pirma vieta yra 1,29 cm jau pagauta. Antra vieta 83 cm viskas ešeriai surinkta. Trečia vieta 64 cm lydeko. Antros zonos. O pirma zona, pirmoji vietoj metrą ešeriais yra surinkę, 5 ešeriai metras, tada šapalais 54 cm. Antra vieta ešeriais metrą surinkus ir čia, kur dabar matėm tuos, kur pačioj pradžioj video filmavom, tai jie nukrito į 3. vietą su ta pačia viena lydeka ir 1 ešeriuką. Tai va.
Šiaip varžybos labai azartiškos, gan daug veiksmo, tik tiek, kad plotas didelis, tai paskui visus nepavaikščiasi. Op, ant kitam krante vyksta veiksmas, nežinau ar gerai matosi, bet traukia žuvį. Apėjom čia tokį ratuką su Arminu per tiltą, atėjom į kitą zoną ir žiūrim. Neištraukė? O, žuvėdra pagavo žuvį. Tai va, šiaip vieta labai graži, tikrai tinkama žvejybai. Plaukia ir didesni laivai, ir mažesni laivai, ir iš valčių, ir nuo kranto, ir vietiniai gaudo, ir varžybos vyksta. Tai va, bandysim čia patvariais praeit, pasižiūrėti, ten kažkokią komandą gaudo, gal kažką pagaus. Ten jaunuoliai leido žuvį. Na ką, visi po biškį renkasi po varžybų. Pietauja, gal jau net vakarieniauja. Teisėjai skaičiuoja rezultatus, surenka liniuotes. Tai va, varžybos šiaip žuvies tikrai gan nemažai buvo pagauta. Tai va, pabandysim gal padaryti tokį apibendrinimą, jau po to pafilmuoti visus duomenis iš EPSO, nes šiaip tikrai įdomiai padaryta. Esmė, kiekvieną pagavimą gyvų laikų fiksuoja, viską matai internetu, matai net lokaciją, kurioje vietoje pagavo, yra sužymėtos zonos, viskas pagal teisėjo telefono GPS-ą, tai iš zonų irgi negali išeiti iš karto, teisėjai mato, jeigu tu išeini iš zonos. Tai va, tai tikrai gerai labai suorganizuotos varžybos, žmonių daug. Tai viso dalyvavo 27 poros, tai 54 žvejai gaudė ir dar prie 27 porų dar 27 teisėjai. Tai viso gavosi, kiek čia gaunasi, 54, 27, virš 80 žmonių. Tai va, 81 dalyvis, galima sakyti. Tai va, tikrai įdomios, gražios varžybos, šiaip daug ir šiaip žmonių pro šalį einančių stebi visas varžybas. Vieta tikrai labai graži ir šita vieta realiai viena iš kandidatų 2027 metų pasaulio čempionatui. Dabar kalbėjom su latviais, tai bus arba čia Jelgavoj, arba bus Rygoj. Tai va, jie dar tikrins, nes pats pasaulio čempionatas rudeniop, tai tikrins kokią situaciją su žuvim ir skelbs realiai arba Rygą, arba Jelgavą.